Aš tai šiandien, kai dariausi manikiūrą, prie manęs kažkokia tokia vyresnio amžiaus moteris, bet, tokia mačiutė galima, žinai, sakyti. Ir matai, fainai, kai ateina mačiutė, žinai, jau tokius, žinai, senes ir darosi raudonus nagus. Kad, taip prisižiūri, atrodo, žinai, žiūri, fainai. Nes, tikrai tokia vyresnio amžiaus, žinai, gal 7, gal šiam. Ir ateina tokius raudonus nagus pasidaro, aš jau kaip fainai, kad prisižiūri. Taip. Aš tai nežinau, jau tokie rudeniniai vaibai. Tipo, žiūrėkit, publika, aš nagus net tokius rudens šaiką pasidariau rudens progai. Dar gal matys mano segtukas. Ir tokios rudeninės gėlytės mano plaukuos. Tokios rudos su bordos spalva. Žinokit, megztukas jau toks rudeninis, nagai. Segtukas, žinokit, žvakės dega, bet už mūsų nugaros. Dar tik arbatos trūksta, bet kitą dieną. Šiandien mes su kokteiliais. Sveiki, gražuolės ir gražuoliai. Tai sveiki atvykę arba sugrįžę į mūsų podcastą pavadinimu. Gerai, kad nefilmuojam. Taip, tai šiandien, nežinau, čia blūperėse bus, bet ne, aš tiesiog, aš noriu dar kartą paminėti, nežinau kaip jums, bet tokie rudeniniai vaibai, tokie cozy yra, mes abidvi su megztiniais, va čia žvakės, kurių jūs nematot, kad jos dega, bet jos dega ir mano kambarys kvepia kaip obuoliai ir cinamonas. Žinokit, geriau negali. Pradėjo lapai krist. Tai galvom dar arbatos pasiryt, bet kas mes be savo kokteilio. Tai nesveriam arbatos, bet aš manau, gal žiemą pasirysim arbatos. Taip. Jau kakavos, jo nagai mėlyni. Žinokit, in my moment. Sakėm, reikia mums šiaip pačiom nepamiršti. Nufilmuosim dar tik tokį, kur žinot, yra tas Mean Girls, kur tipo, on October 3rd, he asked me what day it was. Hey, what day is it? It's October 3rd. Nes mes filmuojam tą spalio 3. Ir dar sakė, nufilmuosim kokį? It's officially fall. And when the leaves start to turn, you know it's time for B's birthday. Jo, nes mes Gossip Girl fanės. O tu žiūrėjai Gossip Girl? Aš pradėjau. Tai ne fanė, aš fanė. Bet šiaip dar užkniso, ten tiesiog viskas per tą patį. Ne, ten geresnį serialą nėra. Bet šiaip man nepatiko, aš pradėjau žiūrėti Gilmore Girls, čia gal prieš 2 metus ir man belenkai nepatiko, man buvo tiek nuobodu. Ir aš tada dabar įsijungiau, kai jau pradėjau rudenėti ir aš gaminau lazaniją, tai man reikėjo tokių fall vibes ir aš įsijungiau Gilmore Girls ir taip gerai pradėjau žiūrėti, žiūriu. Kiek tu laiko gaminai tą lazaniją? Lazaniją? Aš ten gaminau lazaniją ir paskui gaminau tą sticky toffee pudding. Tai man ten gausi per 1,5 valandos viskas. Tai žinokit, taip sužiūrėjau, taip jas, žiūri, fainai buvo. Tai va, tai labai rudeniškas serialas. Žiūrėkit, jeigu jums reikia pasikurti rudens vaibams. Tai va, žodžiu. Šiandien mes kalbėsime apie brolių ir sesių santykius. Taip. Kadangi mes abidvi turim brolių ir sesių. Jaunesnių jo. Man labai gaila, čia taip randam, bet kad lietuvių kalboje nėra žodžio, kuris būtų equal siblings. Nes tu visada turi sakyti brolių ir sesių. Nėra vieno žodžio, kuris būna visą tai, kad po siblings. Kaip anglų kalboje yra. Tau tai neaktualu gal biški, nes tiesiog sakai broliai. Jo, bet, pavyzdžiui, jeigu brolių ir sesės, tai žiūrėjau, norės, kad būtų vienas. Čia taip randam, bet... Nes aš visada, kai kalbu, sakau, tai mano brolis ir sesė, tai mano brolis ir sesė. Jo, tiesiog būtų, kad būtų siblings. Taip, siblings, bet žodžiu. O Jėzu, kaip neįtema. Nespėja. Tai va, tai šiandien vystysim tą temą, realiai tiesiog dėl to, kad tai mums yra šiaip žiauriai aktualu, nes beveik mano visi aplinkiniai turi brolių ir sesių, jaunesnių dauguma. Aš turiu 2 jaunesnius brolius. Aš turiu jaunesnį brolį ir sesę. Jinai turi jaunesnį brolį ir sesę. Tai gana mums aktuali tema. Tikiuosi, kad ir jums yra aktuali tema, kad dauguma releitinsit su mumis. Tai šiandien pavysinsim kelius klausimus. Nes mes ir savo Instagram'e padarėm užklausą, tai šiaip gavom atsakymų. Jo, nemažai. Bet į cancel kultūros klausimus negavom atsakymų. Tai tikrai nepatingėkit, parašykit. Nes kita tema bus cancel kultūra. Tikriausiai ir jinai turėtų būti žiauriai šiaip įdomi tą temą. Tai jeigu mes turėtume kažkokių įžvalgų iš jūsų, būtų tikrai bombastinis podcastas, bombastinė serija.
Tai va, tai nepatingėkite, parašykit, jeigu labai tingit, galite mums į mūsų Instagramą atsiųsit voice message. Nes tikrai būna, žmonės tingi rašyti į voice message, numeskit. Jo, ir šiaip ten, man atrodo, Instagram'e tuose laukeliuose negalima rašyti žiūri daug žodžių, tai jeigu turit kažką labai daug pasakyti, irgi galite parašyti. Nes aš savo tokiai vienai draugai rašau, sakau, gali man biškai, atsakyti, žinai, klausimus apie brolių ir sesius ten santykius. Sakau, aš žinau, kad tu tingi rašyti, tiesiog man atsiųsk voice message. Tai ne man atsiuntė voice message. Tai sakau, jeigu tingit, rašykit. Siūskit savo balsą mums. Jo. Tai va, tai šiaip ir galim pradėti. Šiaip pirmasis klausimas, kuris man atrodo, nuo kurio reikėtų pradėti, tai amžiaus skirtumo įtaka, daroma įtaka šiaip mums. Nes, pavyzdžiui, pas mane, ir kaip tada tie susidėlio autoritetai, ar mes tokie kaip ir antri tėvai tampam tie vyresnieji, ar tokie autoritetais, pavyzdžiais. Nes, pavyzdžiui, pas mane, tai su mano vienu broliu yra 5 metų skirtumas, ar 6, 5 metų skirtumas, su kitu yra 15 metų skirtumas, jam dabar yra 2, man yra 17. Tai 15, kaip pas tave, pas ją tai dvinukai? Jo, pas mane 2 metų skirtumas. 2? Jo, man dabar... tipo, jiem dabar 15, man 16, bet šiaip jie 20, aš 8. Jo, jei tu esi 17, jis aš žinau, kad jie tokia mažvaikai, nieko tokio. Tai jis 17, viskas gerai. Tai va, tai man atrodo, šitas klausimas šiaip yra labai aktualus, nes, kaip sakiau, pas mane yra didžiulis metų skirtumas, pas ją yra minimalus metų skirtumas. Tai šiaip, man atrodo, kad žiauriai didelį įtaką daro, kad, pavyzdžiui, pas mane su mano vienu broliu yra 15 metų, kitu yra 5, nes aš, pavyzdžiui, aš jaučiuosi, lyg aš kažkokį autoritetą turiu, iš tos pusės, kad labai dažnai, aš, kadangi esu pirmas vaikas, esu vyriausia, kad mano tėvai dažnai mane ima kaip pavyzdį, pavyzdžiui, Rapolai. Tipo, mano tėvai tai visiškai neima manęs, kaip, pavyzdžiui, aš nežinau, mano tėvai neturi tokio įpročio, kad, žinai, atsakyt, o jinai tą, tu pasižiūrėk kaip jinai, nes jie žiauriai mūsų nelygina ir taip tiesiog, kad, tipo, aš esu aš, mano brolis ir sesė yra mano brolis ir sesė. Ir viskas, mes esam kiekvienas atskiri žmonės. Aš jo faktas, manau, kad turiu kažkokį autoritetą, nes būna ateina Jokūbas. Jie dar į vieną šūlį eina Danielį ir jos brolis sesė. Viską būna jangas, jėzuitų ten. Sakė, kviesim jau baliukus 18 mečių. Tai va, tai sakau, tai Danielės brolis ir sesė bus kviečiami 18 mečių balius. Nepažadėk jam nieko, nes jeigu jie gerai, nepažada nieko, bet turėtų būti žiūri, paimai. Jie bus tekėti 10-tokai, jeigu toms pažįsta. Jo, bet šiaip, tipo, aš sakau, aš jame esu, manau, autoritetas kažkoks, nes Jokūbas būna ateina, sako, o čia aš gražiai apsirengęs dabar. O dieve. Sakau, tipo, gražiai, ką aš jam galiu, žinai, pasakyti, tiesiog paprastai apsirengęs, buvo su treningais, sako, gražiai atrodo, sakau, normaliai. O dieve, man tai Rapolas būna ateina su mama ir mano mama maždaug žino su Rapolkos ir mano taip bernuosi, tipo, kas mergom patinka, žinai, pas bernus. Ir neteina ir mano mama, žinai, su Rapolu tokia, su Rapolu Vamzaroj, toks old money style, tai, žinai. Sakau, o dieve. Tai jo, tai aš būna, tipo, irgi. Jokūbas ten sako, man reikia to, ir jis jau, žinai, buvo susižiūrėjęs ten tos rūbus. Ir aš taip pasižiūriu, sakau, ne, tau šito nereikia. Ir tada, tipo, mama sako, tai čia Jokūbas sakė, žodžiu, nupirk kažką jam savo nuožiūrą, nes, tipo, pasitikė manim jau labiau. Tai šiaip man yra labai keista, kai, dar kame yra bairės, kad man mama ateina ir man labai yra keista, kad Rapolas, jisai jau, žinai, ta prasme, jam vis ir daugiau metų daro, sakai, jam dabar tik 12, bet, žinai, vis tiek jau kažkas darosi, žinai, gyvenime, man būna, mama sako, bams Rapolo gimtadienį, ten giminės, tai mergos, tai Rapolo kaip linda, ir man tai weird girdėti, nes man Rapolas, yra Rapolas, man mažas žmogus, žinai. Ir man tai weird. Man šiaip žiauriai keista pagalvojus, kad, pavyzdžiui, Jokūbas Izabelė toj bus 10-tokai, žinai, kitais metais arba jie iš viso 9-tokai. Nes kai aš buvau 9-tokai, tai jo, tipo, aš 9-tokai, bet tai aš vyriausia, žinai, aš tokia, kur, tipo, man viskas gerai sekasi, man viskas visada gerai, aš neturiu jokių problemų, aš bet 9-tokai, tipo, man nieko tokio. Ir aš taip pagalvoju, kad jie 9-tokai ir čia uždai toksai. Wow. Jau jie, tipo, jie visą laiką būdavo tokie mažesni, žinai, kur tu jas turi pasaugoti, tu jam turi ten tą, tu jam turi aną. Ir tada jie 9-tokai ir aš tokia, Dėl grįžtant apie tos autoritetus kalbant, pas mus irgi šeimoje tikrai nėra taip, kad
visada, vat, pažiūrėjau, nes ten Radvilų jam 2 metai, ką jis ten mama, bla, 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 kažką, žinai, bet su Rapolu kas yra, kad, tipo, mane dažnai ima kaip pavyzdį, kai gal, ne tai, kad motivacijos reikia, tikrai nėra, kad kiekvieną dieną, vat, Gabija tą, Gabija, na, pažiūrėjau, jeigu ten Rapolui moksluose, žinai, kažkas yra, pažiūrėjau, sunkiau, ir jisai, kartais, žinai, būna pasitarus, tiesiog tingi kažką, žinai, padaryti, tiesiog tingi. Ir, pažiūrėjau, mama, žinai, būna, sako, tarsi, kad Gabija to, būdama, žinai, to meto, prasme, ten neįdo, belė ką darydo, kad ištaisyti pažymį, žinai, sako, tu, prasme, tu pasiimk kažkokį savo pavyzdį, žinai, nu, ta prasme, žinai, kad kas reikia to spyrio iš šikna, žinai, man reikia, sukrėsti kažkaip. Jo, bet mano ne tėvai taip sako, aš taip sakau, kai aš matau, kad ten Jokūbas, pavyzdžiui, sėdi ir nieko nedaro, žinai, ir, nu, aš suprantu, kad kai jis stojo tą 9 klasę. Irgi, tipo, jam reikėjo ten, žinai, mokintis, jis nieko nedaro. Ir aš sakau, tu Jokūbai, tu daryk kažką, aš sėdžiu, aš darau, o tu nieko neveiki. Nu, tipo, nebuvo ten taip, kad jis nieko neveikia. Faktas, jis mokinosi, bet, nu, mano nuomonė, jis galėjo daug daugiau mokintis. Paskui, kai aš ant jo užstaugiau ir pradėjau aiškinti, kad tu nesąmonės mali, jis pradėjo mokintis tą normaliai. Šūdą tu darai. Panašiai, žinai, buvo. Degradas. Taip. Nu, žodžiu, tada jis pradėjo normaliai mokintis ir tada jau ten viskas jam gerai buvo, bet kol aš jam nepasakiau, kad žiūrėk, tu šūdą mali realiai, tu gali pradėti kažką daryti, tol jis ten... Bet pas mane nėra to, aš galiu Rapui nebent taip kažką pasakyti, kad kokį čia šūdą, žinai, mali, bet čia būna labai retai, bet mano mama dažniau būna, žinai, tokia, kad... Nes aš esu ta, nu, tokia pirma dukra ir aš, žinai, ta esu pavyzdinga, tokia, nu, ir tikrai man ten mokslas, aš ten pavyzdinga, žinai, ten atsakinga, ten tokia ir tokia, ten perfekcionistė. Ir, žinai, dažnai, kad, nu, nes Rapui labai nefaina, kai jis su manim lygina. Nu, čia, žinai, yra nublogiausias, kas gali būti. Žinai, kai man pasako, žinai, nu, Gabija, tai jinai tuo metu, prasme, ten tokiais ir tokiais pažymys ir jam to būna toks, kad... Ir, žinai, nu, jam to spyris iš šį, kad aš irgi galiu taip daryti. Kažką jo daryti. Ir, nu, taip pat tuo metu aš tikrai manau, kad, nu, jo, kaip autoritetas esu. Bet aš, vad, blemba, man atrodo, kad Radvilui aš būsiu didesnis autoritetas nei Rapolui, nes, kaip čia dabar pasakyti, kad pas manęs Rapui yra geri šiaip santykiai. Rapas, mano jaunesnis brolis, kuriam yra 12, yra geri santykiai, bet man atrodo, jis nežvelgia į mane kaip tokį autoritetą, kad, tipo, vau, Gabija, ten nori studijuoti ten ir ten, blemba, aš irgi, aš norėčiau, man atrodo, jis nežvelgia į mane taip, kad, tipo, ten, vau, Gabija, kažką. Tipo, kažkaip, nu, aš vadinu, nežinau kaip aišku, man atrodo, nėra, kad jisai jaučia tokį autoritetą. Gal jo, kai ten mama kažką pasako, kad ten, va, kaip čia, žinai, pasakau dabar, jo, gal tada jam yra tos spyris iš šikna, bet kad aš esu ten kažkoks autoritetas, kad tikrai ne, man atrodo, taip nėra. Nu, man atrodo, pas mane irgi, pas mane tie santykiai, nu, visokių yra tipo gerų dienų, yra blogų dienų, tai aš negaliu pasakyti, kad, nu, bet, ta prasme, geri santykiai vis tiek, bet aš sakyčiau, kad gal labiau ne tai, kad aš autoritetas, bet toksai, kad rūpi mano nuomonė. Žinai, vat ateina, paklausia, nelabai rūpi man. Paklausia, pasakau, kad gerai ir tada okei. Tai va, man atrodo, kad tiesiog jam rūpi mano nuomonė, nu, tai čia gal toks biškiai ir yra autoritetas, bet ką žinau, nu, bet tai man irgi rūpi jų nuomonė. Jo, aš tikrai, bet aš, vat, kai mėnesį, aš tikrai neturiu tokios, nedarau tokios dėlės įtakos Rapui, kad jis ten kažką kardinaliai keistų, žinai, nu, tipo jo, ten kartais būna, kad ten mama, žinai, kaip pasako, bet šiaip tikrai nėra taip, kad, o, dabar įdomu, ką Gabija galvoja. Bet nėra taip. Ir mes ir su mama esam kalbėjusios, kad aš tikrai nebuvau tą, nes man buvo 5 metų Rapos gimė. Ir aš tikrai prisipažįstu, aš nebuvau tą žiauriai gerą sesę, kur visada ten apsaugo broliuką, kur visą paima raikytą, kur ten nuveda, kur pastato, kur ten bėgioja, žaidžia su, aš tikrai tokio nebuvau. Tai aš ir ir man atrodo, aš jo, ir tada santykiai, ne, nu pas mus Rapų geri santykiai, mes negalim pašnekėti. Bet, nu, jie tikrai nėra tokie, kur... Nu, pas mane, pavyzdžiui, irgi... Bet dabar Rapolas ateitų pas mane, sakytų, Gabija, nori su manim į kiną nuvažiuoti. Jo. Pas mane irgi nėra tokie tobuli santykiai. Pas mus nėra tobuli santykiai. Pas mus kaip ten būna, kad pasakoja... Ir mano mama labai nori, kad... Jo, kaip būna, kad pasakoja, eina ten, pažinai, kalbasi visom temom, arba ten, kad vos ne... Tikrai ne. Kažkas įvyko ir pirmas žmogus, kuriam pasakai brolis arba sesė, pas mane tai visiškai nėra. Tipo, jo, aš jam pasakau, bet aš pasakau visai šeimai ir tada jie irgi sužino. Bet, nu, tipo, toksai, kad,
Nu, tipo, vis tiek geri santykiai. Nu, Nu, nėra geri. taip, kad ten mes pykstamės kiekvieną Jo. dieną ar kažką. Faktas, kad ir Pas mus rapo pasipykstam ir būna, viską. kad mes, pas mus būna arba kad mes gerai jau sutarėm, kad ten tikrai ateinam ir ten padurniuojam kažką, arba būna ne tai, kad mes pykstam, tiesiog mes nekalbam. Jo, mes taigi Nekalbam. nekalbam. Arba tiesiog Arba aš ateinu, čia būna legendinis ryte, kad aš blemba, čia tik nesimatysiu, aš pilnu kūnu, bet tipo, aš atsikeliu, mus tėti žodžiu veža kartu į mokyklą. Ir aš atsikeliu, anksčiau už jį, nes įsibernas jį per 10 minučių turiu per 5. Ir kamirės, aš atsikeliu, gal aš jau 6 ram būnu vonoj, gal ten 6:40, nes mes 7:10 vėliausiai išvažiuojam. Ir aš ten dažausi, ateina tą tėtį susiraš ir tada man tie sako, dabar tai broli, žinai, iškai pakel, kad nusi atsikeltų. Aš nukeltą raplą. Ir jis taip guli ant lovos, ir aš ten šią raplai kelkis, liko 10 minučių. Ir jam ryte tokia būna bloga nuotaika, jis kaip mane išvadina, ten būna, tu atsiknisk! Nuo manęs iš rapai reikia 4 liko 10 minučių. Atsiknisk, ten kažkas tos piktas būna ryte. Tada žodžiu, grįžtu į vonę, dažausi ir jis ateina visus tas uniformą, tos žodžiu, visos piktos to ryto. Ir jis neuždaro durų. Jis tiesiog neuždaro durų vonios. O Radvilas miega kitam kambarį. Ir jis atsikels, jeigu neuždarysim vonios durų. Aš su rapu uždaryk duris. Nu, neuždarysiu aš tų durų. Neuždarys. Aš su rapu galiu uždarys, tu Radvilą prikės. Ne, ir su durne, tu neuždarysiu, atsiknis. Žokit, mūsų rytai ten būna legendis, mane aplikė ryte. Pirmas dalykas, kas padarė, tai aplikė mane. Tai žinok, mane irgi aplikė, bet dėl to, kad aš visą laiką vėluoju susiruošti. Nes mes išvažiuojam 7:30 iš namų. Visada 7:30 turim išvažiuoti iš namų. Bet esmė tame, kad aš visada į mašiną ateinu 7:03, 7:02. Nu, tipo, aš ten minutę pavėluoju, 2. Ir aš dar būna ruošiuosi ir Jokūbas tiesiog sėda ant sofos, tipo laukia. Ir sako, o tu žinai, kad mums jau išvažiuoti reikia? Jo! Sakau, nereikia dar išvažiuoti, dar 7 valandas. Mums reikia išvažiuoti, mes paskui visada vėluojam. Sakau, tu bent kartą gyvenime esi pavėlavęs į mokyklą. Aš dabar pavėluosiu, sakau. Jo, bet ir rytai, tas jis visą tos piktas rapos sėdi, ryte užsiknisęs, visas suklykė mane, sako, nu atsiknis, nu galėtų baigt bambėt, nu blemba, visas stovisas, visas uniforma, ten to kunigaikščiai, nu jo, tai man. Tai biškai nukrypam nuo autoritetų, bet aš manau, aš tikrai didesnis autoritetas būsiu Radvilai. Tam broliui, kuriam dabar yra 2 metai, nes yra 15 metų skirtumas. Ir vis tiek man atrodo, kad tu, kai esi vyresnis, kad į tave labiau žiūri, nu tokia antrą mamą, nu žinai, poreliai, nes, okei, gal pas mus bus biškai blogai tas, kad aš, kadangi studijuosiu užsienį, aš netaip dažnai matysiu, bet dažnai, nu aš tikrai būsiu, nes jam bus 15, man bus 30. Nu tai žinai, toks, nu kad ateis ten, nu pasakys, žinai, savo problemas tikrai man. Tai man atrodo, aš tikrai būsiu autoritetas. Radvilai, tikėkime, kad jam rūpės mano nuomonė, ne taip kaip Rapolui. Tai man atrodo, jo dažnai, ir pavyzdžiui, pas mane aplinkui yra tokių šeimų, kuriuose tikrai vyresniai vaikai yra belenkokie autoritetai, kur tipo, jie realiai tokie visiškai antri tėvai, nes pas mus sako aplinkoje yra tokia viena šeimyna, kur, žinai, nu, vyresnis vaikas, jis realiai prižiūri tuos vaikus. Taip, žinai, prižiūri, ten žaidžia, kai mama ten nusiėmus, ten žinai tą daro, ten vos ne pamperas, žinai, pakeičia. Tai aš tokia nesu. Ir ten žiauriai, ne tai, kad geri santykiai, bet žiauriai artimi ir tokia grinai kaip antra mama. Tai pas mane tikrai taip nėra. O tu norėjai turėti vyresnį seserį arba brolį? Nu, taip, aš niekada negalvodavau apie tai, bet gal ir norėčiau visai. Nes man visai patinka būti vyriausia. Ok, šiaip netgi labai patinka. Man irgi patinka. Aš nežinau, man labai būtų įdomu vienas dalykas, kaip būtų, jeigu aš turėčiau sesę, nes aš neįsivaizduoju, koks pas mane santykis būtų su mano sesė. Aš realiai neįsivaizduoju. Arba mes būtume didžiausias priešas, arba mes būtume žiauriai artimos. Pas mane su sesė toksai in between labai. Aš nežinau, kartais koks su sesės santykis yra. Nu, pas mus kartais, žodžiu, su mano sesė yra taip, kad mes būna tokių dienų, kai mes tikrai padraugaujam, bendraujam, tam viską. Ir tada būna tokių dienų, kai tiesiog mes arba nekalbam, arba aš jai ten atpinai, tipo, nu žodžiu, mano sesė tokia, jinai žiauriai mane myli, jinai žiauriai nori su manim bendrauti, bet man kartais būna toksai, kad tiesiog per daug, nes aš mokykloje su visais bendrauju, šokiuose su visais bendrauju, tada grįžtu namo ir man per daug tų žmonių ir toliau dar lenda prie manęs. Ir aš tiesiog buvo tokių dienų, kai tikrai realiai pasakau, kad
Atsiknisk, kai ten vienu žodžiu atsakinėjau, arba visą laiką kaip Jo. pikta atsakinėjau, bet kai aš nebūnu pavargus nuo žmonių, tai aš su jie žiauriai gerai Man pabendrauju. labai įdomu, kas būtų santykis, jeigu aš turėčiau sesę, nes vis tiek mes merginos, mes praeinam tą visada awkward stage, tai būna dažniausiai 14 kokių metų, kai esame visos fifos, ten hormonai kažkokie pas mus ir ten, ir man atrodo, aš taip nesutačiau, man atrodo, mes tokias didelis priešas būtume. Arba būtų kaip tik žiauriai gražus santykis. Man labai įdomu, jeigu aš turėčiau sesę, kaip būtų. Sakau, mes toks per vidurį. Pas mus nėra žiauriai įdomu. Žiauriai gero santykio, nei žiauriai blogo. Būna labai dienų, kai mes žiaurios priešas, žiaurios konkurentės. Bet iš mano pusės. Nes jinai, sakau, prie manęs lenda, jinai man sako, aš myliu tave, tipo, kažką. Jinai žiauriai nori, jinai šiaip toks žmogus, kuris, tipo, žiauriai kuriams jo. Ir aš būnu tokia kartais tiesiog. Ne. Time out. Time out. Tai va. Bet sakau, man patinka būti vyriausia, bet ar aš norėčiau pačiu kokį vyresnio brolio? Jo. Aš manau, aš visai norėčiau vyresnio brolio. Ne sesės, bet brolio. Bet man labai patinka būti ir vienai. Vyriausiai. Aš šiaip, tipo, man patinka. Dabar tai aš tikrai nenorėčiau. Aš tokia kieta, nežinau, šeimoje. Norėčiau nebent kažko, kas vairuotų. Jo, tai brolis. Jo, brolis, kad vairuotų. Ir žinai, kaip, okei, čia dabar taip. Žinai, kai turi vyresnį brolį, tai yra vyresnio brolio draugai. Jo. Gal tarp draugų kažkas būtų. Nu, žinai, taip. Okay, tai kitas klausimas. Gerai. Bet jo. O dabar šiaip čia, man atrodo, aš tokio klausimą šiaip nesu pasirašęs. Kokia buvo to reakcija, kai sužinojai, kad mama laukia? Aš neatsimenu, man 2 metai buvo. Ai jo. Gal metai, ne metai ir 9 mėnesiai, man atrodo. Aš nieko neatsimenu. Aš neatsimenu, nei kaip jie gimė, nei kada aš ten ką sužinojau, man atrodo, aš net nesužinojau. Tiesiog, buvo, kad, tipo, mano mama laukėsi, tiesiog, arba aš neatsimenu. Tavo brolius ir sesė, neprašymai. Nu. Bet, o man, čia žinok dabar istorija man atrodo, tu esi girdėjus šitą Radvilą istoriją. Gal girdėjusi. Be žodžiu, mama nesupyka. Radvilo, jo. Mama nesupyka tą pasakų, bet čia tikrai įdomi istorija. Žodžiu, mano mamai dabar kem 3. Gal tu nesakyk amžiaus. Aš nežinau, kiek mano mama metų. Ir aš buvau įsitikinus, nes Radvilai 2, tai realiai, man atrodo, pagimdė, kai buvo 40 arba 1. Ir aš žiauriai nesitikėjau, kad mes dar turėsim blemba sesę arba brolį, nes aš galvoju, vis tiek, kažkaip man atrodo, kad nustojo ten gimdyti kokių 40 ar kažką, žinai, pas mane kažkoks tos masės buvo. Ir aš buvau įsitikinus, kad man nekilo net tą mintis, kad mes turėsim brolį arba sesę. Ir žodžiu, ir tada, tiesiog vieną dieną, tai pranu, net ne vieną dieną, bet kokį mėnesį, mano mama manęs pradėjo klausinėti, o tu norėtum broliuką arba sesės? Ar norėtum broliuką? Aš sakau, ne. Mama, nenorėčiau, sakau, brolio arba sesės. Tai ir norėtum broliuką arba sesės. Ir kiekvieną manęs vos nedėdavo, norėtum broliuką arba sesės, norėtum? Sakau, nenorėčiau, užknisa mane tas rapas, nenoriu, žinai. Ir tada, jinai mane vežė į šūlę. Ir jinai taip realiai rimtai į mane atsisuko ir jinai man sako, Gabi, aš laukiuosi. Ir aš realiai buvau tokiais įsitikinus, kad tikrai ne, kad aš sakau, ką tu svais, kodėl tu dabar taip juokauji su manim. Ir aš realiai, jinai sakė man rimtai, kad aš laukiuosi ir aš buvau, kad jinai vairuoja. Ir aš priėmiau tai kaip bairį. Ir nieko apie tai net negalvojau. Ir žodžiu, ir tada mes buvo Maksimai Akropolio, tai ten 5x ar ten kiek ten vyksiu. Ir žodžiu, ir mes einam prie kasos, jūs kainuot prekes. Ir jinai nuėjo prie mažylių kasos. Mažylių. Ir aš sakau, mama, bet šitą mažylių kasą, sakau, tik žmonėms su vaikais. Sako, tai pasakysim, kad aš laukiuosi. Ir aš jau tokia, okei, jau kažkas čia blogai, žodžiu. Ir mes susimokėjom. Ir lipam į mašiną, važiuojam. Ir man tokia sako, Gabi, tu žinai, kodėl šiais metais su jumis negalėsiu skristi į Turkiją? Sakau, nežinau. Sako, ar tai tikrai nežinai? Sakau, ir aš jau taip jaučiu, kad, sakau, nežinau. Aš laukiuosi. Ir aš apsiverkiu. Ir žmogus galvoja, aš verkiu iš laimės, o aš verkiu iš liūdesio. Nes aš taip nenorėjau to brolio. Bet aš nežinau, kaip paaiškinti, kodėl. Bet aš taip nenorėjau to brolio. Aišku, jis dabar gimė ir tą myliu belenkai ir labai dabar, negalėčiau įsivaizduoti gyvenimo be Radvilo. Jis dabar ten didžiausia žnymelė yra. Bet kažkaip aš taip nenorėjau ir mes dar važiavom ir mes stovim prie namų, nes aš taip isteriškai klykiau,
kad mes sustojom valandą, tiesiog kalbėjom, mes buvom jau prie namų, ten, žinai, gal liko 10 metrų, mes tiesiog sustojom ir gal valandą, tiesiog mašinai kalbėjom, kaip bus, kai brolis gims. Ir man atrodo, kad mano didžiausia buvo concern, kad, žinai, dabar gims brolis, ten visiems pampersus keis, tik jį ten dėmesį kreips. Žinau, kad čia žiauriai savanaudiškai ir aš galvoju, tokia, tu pamirši mūsų Rapolu. Tu kultūreliai mus pamirši, sakau, dabar gims tau lelius ir tu tik juo užsiminėsi, žinai, ten tokia sako, nu ne, kažką. Nu ir aišku, taip nebuvo, ten visiems įkvėlai tos meilės. O Rapolo buvo pirma mintis, kad jis sužinojo, kad mama laukėsi, kad mama, aš būsiu tas middle child. Ogi tas yra, kad middle child niekas tipo neprisimena. Tai, nu, dažniausiai žmonės sako, kad tas youngest yra tas favoritas, nes, tipo, nes jį mūsų mažylis, tai mes jį taip mylim, kažką. Tai, pavyzdžiui, nežinau, pas mane šeimoje nesijaučia favorito, nu, man tikrai nesijaučia. Žinau, pas mane šeimoje irgi žiauriai, man vapšė nesijautė, nu, tipo, kad kažkas iš mūsų yra favoritas, žinai, nes man atrodo, kad, nu, visi tiek pat myli, ir tėvai tiek pat myli, ir seneliai, ir visi, tipo, žinai, tai aš kažkada važiavau su mama ir aš kalbu, ir jinai sako, nu, betgi, nu, tu žinai, kad, nu, tave labiausiai visi myli, ir Jokūbas Izabelė labai šitą jaučia, jam labai nepatinka. Ir aš taip sėdžiu ir aš nesuprantu, nes man tai nėra taip, kad aš, nu, tai aš visiškai nesijaučiu kaip favoritas, man atrodo, kad jo, mes su mama bendraujam, su tėčiu bendraujam, tai su visais bendraujam, bet, nu, jo, aš irgi nejaučiu to, kad aš ten būčiau favoritas, gal tik pas mane yra tas, kad, nu, bet šiaip realiai pagalvojus, man atrodo, tu esi favoritas šeimoje. Kodėl? Nu, iš to, kaip tu bendrauji su mama, nes, nu, ką aš matau, tai tu, man atrodo, nu, va čia realiai. Na, žiūri gerai su mama šis ir, nu, tai va. Ir su tėčiu. Mes mama kaip tokios kaip geriausios draugės. Tai, žinai, ir tau tada daugiausiai, mama rodo, nu, šiaip dėmesio daugiausiai su bendrauja. Šiaip pas mus kaip realiai šeimoje sudėlioja, tai kad aš kadangi sportinį šokį, žinai, šoku, tai mano mama visada su manim, jinai labai daug laiko praleidžia vien dėl to, kad jinai vaikystėje su manimi visas varžybas važiuodavo visur, o tėtis labiau su Raplu, nes Raplas full ir ten tenisą, tai tėtis su Raplu į varžybas važinė. Ir tos gaunasi, kad tai paskirsta, bet šiaip šeimoje tai nėra tos, kad ten mama ten daugiau laiko su manim praleidžia negu su Raplu. Šiaip, pavyzdžiui, Raplu tiesiog yra žiauriai fainai su tėčiu vyriškai praleisai, kad jie ten varo žvejot. Nu, tai va, jie varo tėčiu irgi tas pats. Žvejot, veikint, mes su mama šopintis varo. No. Ir žinai, ir tos, bet negaliu pasakyti, kad mano mamai labiau patinka aš nei Raplas, ne mano mama tikrai mūsų visus įkulai myli. Šiaip gali tai pasirodyti aplinkiniams, kad čia, kad aš su mama, žinai, labai gerai turiu ir praleidžiu labai daug laiko. Bet šiaip aš kiek jos suklausus, tai jis sako, ne, ten visus, žinai, vienodai. Nes sako, net neįmanoma. Tai jo, tai mama irgi visą laiką sako, kad, sako, tu suprasi, kad tu kaip bus mama. Neįmanoma kažkurio vaiko labiau mylėti. Tai mama irgi visada sako, kad, ne, mes visus mylim, taip pat. Jinai man vieną kartą va šitai pasakė, kad, bet, kaip tu manai. Bet man, sakau, man tai nėra gal giminiai, aš manau, kad jaučiasi tas, kaip tu sakai. Jo, bet man, asmeniškai šeimoje, pavyzdžiui, visiškai nėra to tokio jausmo. Nes, kiek mano mama praleidžia su manim laiko, man atrodo, tiek praleidžia su Izabelė laiko. Skirtumas yra tas, kad mano mama, pavyzdžiui, važiuoja į treniruotę, tai ir mane veža į šokius. Tai aš tiesiog ten su ja daugiau pabendrauju. O Izabelė pati važiuoja į treniruotės. Bet, šiaip, jeigu tai pasižiūrėjus, tai lygiai tiek pat laiko, man atrodo, praleidžia. Man atrodo, kad tu sakai, kad visi, žinai, kad tu visiems labiausiai patinka. Čia šitas gal yra labiau giminiai. Jo, čia būna, pavyzdžiui, giminės baliausias. Jo, pirma ir viskas. Jo, kad čia Gumbrių pirma, žinai, dukra. Ir čia ir šokė, ir ten vasara ten, ir ten, ir mokosi, ir čia kažką. Žinai, ir visa giminė tokia, va, čia Gabija. Ir o ką, ten tas Raplas, rūpi, žinai, bet po to Gabija, va, čia tokia, Gabija, žinai, tai aš nežinau kaip paaiškinti. Bet pirmas toks vaikas ir visai giminiai tos, va, čia Gabija. Jo, bet man irgi tas yra, kad po giminiai, kaip ir aš suprantu, kodėl pirmas vaikas yra tas labiausiai mylimas, bet pas mane giminiai irgi, aš nepastebiu tokio, nes visur, kur nuvažiuojame, visus šeimos balius, visiems tiek pat rūpi. Aš sakyčiau, gal net Jokūbas su Izabelė kaip tik labiau ten bendrauja su visa giminė, nes aš vis tiek ten, aš dažnai būnu užsiėmus, aš dažnai ten kažkur nenuvažiuoju. Aš ten tuos giminės balius beveik. Pas mus nebūna tokių, žinai, kaip būna tie tokie giminės baliai, kur visa giminė. Pas mus nebūna šiaip. Pas mus būna, kad ten 5 šeimos, bet žinai, vis tiek giminė. Bet sakau, aš gal biškai jaučiu tą, kad, žinai, ten visos tos močiutės, tai kaip Gabija. Bet, žinai, dabar Radvilas, kai mažiukas, ten viso močių, ten vis radviliukas, žinai, kažką. O Raplas, tai, žinai, ten irgi žiauriai įdomis. Sakau, aš negaliu sakyti, kad jaučiu žiūri tą favoritą.
O ką mūsų publika? Jo, va tą pat norėjau Auditorija. pažiūrėti. Nu, labai yra įvairių Paskaityk kelis atsakymų. atsakymus. Yra labai trumpų, tai kad ne jo. Mhm. Yra Nu, vienas tai va, atsakymas, kad gal kadangi esu vyriausia, tai toks jaučiasi, kad daugiausia vilčių sudėta. Nu, tai va čia grinai, ką mes ir Jo, pakalbėjome. aš tai geras. Jo. Kad, žinai, pirmas vaikas ir, nu, aš tėvai niekada, žinau, ar tam pasisek, žinai, tą antrą turėti, nes visokių, žinai, situacijų būna. Tai kad visas va čia mūsų, ne tik kad projektas, bet tu, čia yra pirmas vaikas, tu nežinai, ar tu turėsi antrą, nes, nu, visokių aplinkybių, žinai, pasitaiko. Ir kad ta toks, kad visas savo svajonės gal kaip, kažkas tavo, pavyzdžiui, pačios mamos arba tėčio išpildytas svajonės nori vaikė, žinai, tipo. Bet man kartais irgi tai, pavyzdžiui, mano mama labai norėjo būti šokėja, negalėjo, aš šokėja, žinai. Man irgi sakau, kartais taip atrodo, bet mano tėvai irgi, tipo, aš bet būna kartais pasakau, kad, o jums netrodo, kad jūs norite tiesiog, nu, tipo, ant manęs savo svajonės išpildyti, nes jie man būna, tipo, sako, eik tą daryk. Ir jie sako kaip tik, kad, nu, tipo, Nu, ne, jo, mes ne. norim, kad tau pasisektų. Taip. Nu, aš galvoju, paskui mano mama tikrai nenori ant manęs išpildyti savo visų svajonių. Bet sakau, šokiai buvo tas, kad jinai labai norėjo šokti, sako, nu, tai dukrai išleisiu, žinai, šokis, bet, nu, kažkaip gerai užsikabinu aš ant tų šokių. O šiaip dėl profesijos, tai jinai man kaip tik sako, nedaryti tą, ką jinai daro. Tipo, Gabija, ne. Bet jo, tai, sakau, bet, nu, aš suprantu, ką sako, kad viltis sudeda labai, nes nežinau, tu daugiau vaikų turėsi ir toks, kad, nu, čia toks, kad, nu, nori, kad būtų tavo tos, nu, tavo vaikas, žinai. Man dar atrodo, žinai, kas su pirmais vaikais. Visada apie ką tu nusvajoji, žinai. Jo, man atrodo, kad yra tas toksai, kur, nu, bet pirmas vaikas, nu, bet pirmas iškritęs dantukas šeimoje, pirmas gimtadienis šeimoje, pirmas, nežinau, išėjimas į lauką su vaiku šeimoje. Jo. Pirmas, va, Pirma rugsėjo pirmoji, pirma įstojo ten į kažkokią mokyklą, o su antru vaiku, nu, tipo, tu jau patyręs, nu, tai įstojo, nu, tai tas įstojo, tai šitas įstojo. Nes ir tėvams yra pirmas kartas, jo. Vaiko jau su antru jau toks, nu, tai jau žinai, ką daryti. Tai va, tai man dar šitas toks biškiai atrodo, bet irgi mano tėvai asmeniškai tai nėra taip, kad labai išskiria, kad, o, vat pirmas, o paskui jau, kai kitiem ten pirmas, tai nieko tokio. Irgi ten mano, kai įstojo Jokūbas Izabelė į tos jėzuitus, tai irgi ten šventė labai jau, tipo, wow. Jo, aš jau vat ir savo, nu, iš draugų kelių pasirinkau informacijos, tai kad, pasirinkau informacijos ir kad, tipo, šiaip man draugė sakė, kad, nu, pavyzdžiui, pas ją visiškai nesijaučia, kad, tipo, ant jų mama, pavyzdžiui, ant abiejų, jeigu klykia, tai klykia vienodai, jeigu ne, tai neklykia, žinai. Tai čia buvo dar vienas atsakymas irgi, kad, tipo, jaučiasi, vat, grinai, kad vieną baudžia stipriau, o kitą silpniau. Vat, bent jau pas mano rate, tai sakė, nesijaučia, jeigu abudu prisirba, tai abudu, žinai, vienodai. Privedant prie to viso pykimosi, tai kad sakė, kad šiaip yra labai sunku susidėlioti kaip ir tas chores namuose ir atsakomybės. Pavyzdžiui, jeigu turi šuniuką, sako, žiūri, dažnai mes jeigu pyksmės dėl to, kad kas dušą užėmė, kas ten, mes irgi dėl to pyksmės. Kas ten neišvedo šunis, kas ten dabar turi išvestą šunį, kas ten gavo daugiau makaronų, žinai, nu, va, pas mus yra, kad indaplovę sudėti ir iškraustyti mes turim, šiaip dažniausiai mano tėtis ten viską sudeda. Bet, nu, tipo, kad mes, tarkim, nu, tipo, teoriškai pagal viską mes turėtumėm, tai irgi būna tam pykimas, kad o va tu sudėjai tada, o aš tada. Ten, bet, pavyzdžiui, būna dėl priekį sėdėjimo irgi. Taip, tu priekį sėdėjai ir mes pasidarėm tiesiog priekį sėdėjimo eilę, žinai, kur susižymi, kas kada sėdi, nes mes jau ten ant tiek pykdavomės, kad tėvai padarė eilės. Nu dabar, tipo, dėl to jau taip mes nespėstam, bet irgi kartais dar būna toks, kai, žinai, reikia, ne kaip priekio, kaip per vidurį turim sėdėti, nes mes, kadangi 3 šeimoje, tai mes jeigu važiuojam kažkur kaip šeima, tai, tipo, vienas žmogus sėdėti per vidurį. O per vidurį, aišku, nepatogu, nes tave iš visų pusų ten, tipo, spaudžiat, neturi kur rankų pasidėti ir viską. Ir per vidurį koks būna pykimasis, kad tu važiavai per vidurį tik iki parduotuvės, o aš turiu per vidurį važiuoti iki Kauno, tai, tipo, žinai, kad vienas sėdėjo 20 minučių kitas valandą ir irgi ten tiek konfliktų būna. Bet jie žiauriai greitai jau kažkaip dabar pradėjo žiauriai greitai. Visada per vidurį sėdė, aš nežinau, aš net nieko nesako, ačiū Dievui. Tikėkimės ir nepaklaus, nes aš nenoriu per vidurį sėdėti. Jo, bet šiaip, kas, kokie atsakymai iš jūsų buvo, tai irgi buvo, kad pykstasi dėl ko? Dėl, nu, vat, sėdėjimo mašinoje, dėl maisto. Yra tas bairis, kad kai tu turi sesę brolį, kad tu nesuliniuoti, ten matuoji. Jo, ir paskui yra, kur tipo, daugiavaikė šeimos vaikai gali lygiai atpjauti ten kažką, nes tiesiog visą laiką dalinasi. Tai va, buvo
kad lenda į kambarį ir ima daiktus neatsiklausia, aš taip irgi darau. Jo, aš tai atinu pasraplo ir atsu kambarį stalčius, kur esu guminukų. Tai aš atinu ir jisai būna žaidžias viskais vierais, jis sakinys, jis net nemato, aš atinu, atsidarau tą stalčių, pasiemu tų guminukų, sako, išeik! Žodžiu. Pas man tai tiesiog būna, kad aš ir atinu, nu ir tipo, mano sesė, bet Izabelė turi ten, žinai, mykapą visą stalčių, ten savo skinkėro stalčių. Tai aš atinu ten pas ją pasikuičiu kažką, jinai kaip manęs supyks, sako, ką tu čia darai, ko tu vėl į mano daiktus. Žodžiu, tada aš išeinu, arba būna, kad tiesiog aš įeinu į jų kambarį, paklausiu, ką jūs, ir tada išeinu, ką jūs. Nu, tai va, ką žinau, ką čia dar rašė, dėl ko pykstatės. Rašė daug kas, kad jau nelabai pykstas, nes tokiam amžiai, kad jau nebesipyksta. Aš tai realiai kartais tingiu pyktis. Aš jau grįžtu namo, aš noriu miegoti ir aš tingiu kartais pyktis. Bet, sakau, jo, kiek iš kitų girdėjau, tai labai pyksis labiausiai dėl to darbų pasidalinimo. Jo. Kas duše, kas ant šunį išves, kas ant ką, bet dėl tokių šūdų. Bet šiaip sako, kad, va čia sakau pas mano draugę, irgi pavyzdys, kad sako, nu, geri šiaip santykiai, artimi, bet dažnai pykstas. Tai pas mane irgi buvo tokie, žinai, kaip tu gali apibūdinti santykius, kai tu daug pykstasi, bet kai tu gerai bendrauji. Mano, pavyzdžiui, santykiai yra tokie, kad jeigu kažkas atsitinka, arba man, arba jiem, kad jie, nu, ta prasme, aš visada galiu jiem pasakyti ir jie visada gali man pasakyti. Aš visada galiu paklausti, ar gerai atrodau, tipo, ir man pasakys. Aš galiu, nu, jie gali va paklausti, žinai, nu, visokie tiesiog tokie, kad, nu, jo, mes gerai bendraujam, jeigu tau realiai kažkas yra blogai, tipo, kažkokia problema, nu, tai ten aš nežinau, aš ten apginsiu juos, kiek aš galiu. Bet kai aš matau, kad, tipo, jie tiesiog šūda malą arba jie nieko nedaro, tai aš tiesiog irgi nieko jam nedarau ir aš jų neginu, tipo, dėl nieko. Ir jo, ir būna pasipykstam dažnai. Jo, nu, aš irgi tikrai pykstuosi su broliu, tikrai pykstuosi, bet man atrodo, čia normalu. Jo, bet va, kaip sako, tipo, kai kurie, kad jau pasiekė amžių, kai nesipyksta, arba kad, tipo, išauks, aš irgi visada visą laiką galvodavau, tipo, kad mes išauksim, žinai, tą, arba ten iš kitų žmonių istorijų, kai būna ten suaugę, pasakoja apie santykius su broliu ir sesę, tai vos ne, kad, tipo, jo vaikystėje žiauriai daug pykosi, bet paskui išaugo. Bet aš nesuprantu, mes tai kažkaip, nu, tipo, mes augam, gal mes mažiau pykstamės, bet nėra taip, kad mes išaugam. Nu, aš tikrai, aš netikiu, jo mes dar pasipyksim, bet kai man bus 30, o terapijai 25, nu, mes tikrai nesipyksim, atrodo. Jau ten susirinksim. Jo, nes nėra apie ką tada pyktis. Nes nieks, nieko, neima maisto, vienas kito neturi daryti darbų kažkokių. Tai va, tai gal nėra ten tiek dėl ko pykti, žinai, tipo, nes vis tiek yra atskirai gyvenam. Mane, pavyzdžiui, gal dar kas užknisa, tiesiog mes visą laiką kartu būnam. Ir tas, nu, tai kaip aš galiu tau nepasakyti, kad man kažkas nepatinka, kai mes visą laiką kartu. O kai tu negyveni kartu, tipo, jo, tau kažkas gal ir nepatinka, bet nu, tu tiesiog paskui išvažiuosi namo, gyvensi savo gyvenimą, tai ir nesipyksti. Aš irgi norėjau pakalbėti, kad man dabar, nežinau kodėl būtent dabar, bet mažiau pradėjo jaustis, kad aš noriu vieną gyventi. Ir aš tą mamai pasakiau ir neišžiūrė manęs pykos, kaip nori nuo mūsų atskirai gyventi. Bet, pavyzdžiui, man jau tas jaučiasi, aš, pavyzdžiui, atvarau ir aš jau, nu... Aš noriu, kad šaldytuve būtų tik tokie ir tokie dalykai. Kad man nereikia, kad visas tas maistas, ten rauginti kopūstai būtų, blemba. Nes Gabija šiaip šaldytuve žiauriai daug dalykų. Ten kažkas bandė kraustyti, jo šaldytuvą tiesiog išsitraukė iš pačio galo sugedusius jau produktus. Dabar mes išsivalėm šaldytuvą, bet ten vis tiek žiauriai visko daug. Ir aš atinu ir aš sakau, aš noriu, kad būtų tik tas ir tas. Ir man viskas praderzinti, kad ten prie duonos, kad ten tiek daug tų duonų ir ten, kad Radvilos soskės mėtos, ten tas mėtos, aš tai noriu savo erdvės. Ir, nu, jo, mano kambarys yra mano erdvė, bet aš tiesiog noriu, kad visa mano erdvė būtų. Ir aš žiūriu tą pradėjau jausti, kad aš noriu grįžti tiesiog pabūti. Tai kažkaip aš visai laukiu turėti savo place. Nežinau. Nu, man tai, nežinau. Aš laukiu, bet mane labai gąsdina. Nu jo, mane gąsdina, bet aš noriu. Aš noriu ir tokius indus turėti, tam tokius padėlius. Man irgi būna, aš pamatau tik tokį ir aš jau matau, kaip šitas bus pas mane. Tai. Arba šiaip parduotuvai vaikštų ir pamatau kažkokias gražias stiklinės ir aš jau galvoju, jau bus pas mane būtų. Ir paskutinis dalykas, ką aš visai norėčiau aptarti, tai realiai ar norėtume būti vienturtės. Nu ir šiaip, nes buvo klausimas, ar džiaugiatės turėtume brolį ir sesę, tai čia kainas panašu. Nes aš tai vienturtė tikrai nenorėčiau. Aš irgi nenorėčiau. Taip, aš neįsivaizduoju savo gyvenimą be brolių ir sesių, be brolių, taip, be to chaoso viso kažkokio, be tų kalėdų su broliais ir sesė. Ir man atrodo, kad tada
tikrai mane tėvai žiūri užspaustų. Man taip atrodo. Man tai žiūri, šiai būna faina, kai tarkim Jokūbas Izabelė kažkur išvažiuoja, žinai, nu, arba į Guoptas, arba šiaip kažkur. Ir kai aš būnu tiesiog su tėvais, bet man atrodo, irgi man būna faina dėl to, kad aš tiesiog nuo juos sužiau, nu, tiesiog, kai visą laiką gyveni, pavargsti nuo tų žmonių. Taip. Ir tiesiog pabūti taip, tai jo man faina, tada aš galvoju, kad, nu, gal būtų visai faina, bet pagalvojus. Ne, aš nenorėčiau, žinok, kiekvieną dieną grįžti, kad ten būtų tik tėvai. Jo, ir kad taip, nu, nes atrodo. Nes visą dėmesį tik į tave kreipia ir tu realiai biškai, man atrodo, ir laisvės neturi. Bet man šiaip nepatinka tokios mažos šeimos, nes Jo. tokios žiauriai, nu, tipo, tuščios. Jo, man atrodo, man faina. Čia kai mano mama visada idealizuoja šitą, kad Gabija, turės kiek vaikų. Ir aš ten dažnai sakau, kad, nu, kokius 3, žinai. Tu turi kuo daugiau. Tai įsivaizduoji, kai užauksit visas tai kalėdos, koks bus kūčių stalas, o dieve. Tai mano tėvai, mano seneliai skaičiuoja, kad sako, nu tai gerai, tai dabar įsivaizduokim, 3 vaikai, po 3 vaikus, tai 9 vaikai, kiek čia tų tėvų, tai neužteks stalo. Dar radvilas, o dieve. Taip, tai va, tai pas tave irgi 3 vaikai, tai jeigu kiekvienas po 3, tai vien tik tai 9 vaikai, 9 pusbroliai ir pusseserės. Eik, tu šik. Bet man atrodo, čia fainai. Čia mano mama visas tokias Kardashianų mažai kiek yra. Nu, nes pavyzdžiui, mano mama tai visą laiką sakydavo, kad, nu žiūrėkit, bet kai jūs užaugsit, tai jo jūs keliaukit vieni, bet bus kiekvienais metais šeimos kelionė. Tai ta šeimos kelionė, kiek vaikų. Bet šiaip fainai. Kiek šiaip žmonių. Čia žiauriai fainai. Jo, tai aš nenorėjau būti ant turto, ką sakė auditorija. Nu irgi, kad žiauriai džiaugiasi turėdami sesę ir brolį. Buvo vienas atsakymas, kad tipo ir taip, ir ne. Nes labai užknisa, bet taip nesišmoksti bendrauti su visais. Jo, nu tu realiai išmoksti būti, tu išmoksti dalintis, nu tu realiai kaip pagalvoji. Tu išmoksti dalintis tą pačią teritoriją, nežinau, maistu. Bet šiaip bendrauti išmoksti, nes tu visada esi su dar kažkuo. Ir, nu, tipo, jo, tu išmoksti realiai coexistinti. Jo. Jeigu tau nepatinka tavo brolis arba sesė, bet tu vis tiek turi su juo sugyventi. Tai va, šiaip, man atrodo, labai daug pamokų išmoks ir savo brolius. Šiaip tai visi čia rašo, kad smagu ne vienam vaikui būti šeimoje. Ne taip liūdna ir būna faina pakalbėti, yra ką veikti. Jo, nes ypač kai tu užaugi, ten jau, pavyzdžiui, tau ten, sakau, ten 25, to brolio 20, tai turi pakalbėti, su kuo turi, apie normalias suaugus, ten, žinai, temas, ir su turi, ta prasme, ko eit paklaus patarimų. Tai man atrodo fainai visada. Man atrodo fainai. Aš nekeiščiau savo gyvenimo dabar, kad gyvenčiau viena su tėvais. Tikrai ne. Aš jau ne. Nu tai va šią gražią gaidą. Ir pabaigiam šią seriją. Tai labai ačiū, kad buvote su mumis šį jaukų rudens, šią jaukę rudens popietę, norėjau sakyti vakar, dabar popietę. Tai ir labai tikimės, kad kiekvienas iš jūsų gerai gyvena, kad gerai laikotės, kad patinka mūsų podcastai. Tai va, ir ačiū jums labai ir ate. Ate.